I'm happy to see you all. Džiaugiuosi visus matydamas. Some of you I already know. Kai kuriuos jūs jau žino. Some of you belong to the cathedral family group. Kai kurie priklausot katedros šeimų grupai. And some of you belong to the 6th course. Kai kurie priklauso 6 kursui. Heard much about that, but I never saw a person who's belonging to. Jis daug apie tai girdės, bet niekarto nieko dar nematė, tai dabar mato. It's very nice that many groups come together in this evening. Gražu, kad iš įvairių grupių eina šį vakarą žmonės. You know, I was asked to meditate with you a little bit on this gospel story, the wedding of Cana. Manęs prašė su jumis kartu pamedituoti, pareflektuoti apie Kanos vestuves iš Biblijos, šito ištraukos tema. And wedding in an Orient is an happening where many come together who don't know each other. Ir rytų tradicijoje į vestuves susirenka daug, kurie vienas kito nepažįsta. Everyone who thinks he or she needs to be there is there. Visi, kas galvoja, kad jie turi ten būti, ten ir yra. It's not a question of invitation, but everyone comes. Čia niekas jų kaip ir nekviečia, bet tiesiog ateina tie, kas mano vertė esant. But before we come to this topic, I'd like to introduce myself. Prieš perinant prie temos jis prisistatys. I'm Father Hans Martin, and my surname is Samets. Esu tėvas Hans Martinas, pavardė Samets. I belong to the Schönstadt Fathers community. Priklausau Šonštato tėvų bendruomeniai. And I like to introduce myself with the moment I first got to know Schönstadt. Ir save pristatys tuo momentu, papasakodamas, kaip jis pirmą kartą susidūrė. Because that has something to do with the topic. Nes tai susiję su tema. I got to know Schönstadt as a 14-year-old boy. Jam buvo 14, kai jis I was invited to a camp. Pakviestas buvo į stovyklą. And I didn't know anybody in this camp except my 3 friends who came with me from my town. Ten jis nieko nepažino, išskyrus 3 draugus, su kuriais ir atvyko kartu į ją. And by that time, I'm not very happy with attending mass. Tuo laiku jis jo nedžiugino šventų mišių lankymas. You know, every Sunday by that time, I was very quiet in my bed that my parents wouldn't wake up. Jisai rytais gulėdavo tykiai lovai, kad tėvai jo neprižadintų. And in this camp, there was mass every day. O toje stovykloje mišios buvo kasdien. I didn't know that. Jis to nežinojo. But something happened. Bet kažkas atsitiko. Because the first 3 days of the camp, we built our own place where mass would be held. Pirmas 3 dienas jie įrenginėjo vietą, kur bus švenčiamos šventos mišios. We took the wood of the wood of the trees and built benches and the altar with stone and try to decorate the rock with candles and so on. Žodžiu, jėmė medieną, gamino suolus, ten akmenis naudojo, dekoracijas darė, kad būtų gražu. And because I could have used a hammer and a nail in this church building event, I got a relation to this place. Tai va, jis susikūrė santykį su šita vieta, kadangi jis galėjo paimti ir plaktuką, kūjį, ir tą vinį, ir, žodžiu,
prisidėti prie tos vietos paruošimo, pagaminimo. By that process I understood that church is not only something you are confronted with, but you can build it. Jo, ir tuo momentu jisai suprato, kad bažnyčia yra ne tik tai, su kuo tu jau susiduri kaip esamų dalykų, bet ir gali ją statyti. So by that way, by engaging myself into build a church, I became a fan of the church. Nu taip įsitraukęs į bažnyčios tokį statymo procesais, tapo jos fanas. It's very important that we can involve ourselves by doing church. Svarbu, kad galime įsitraukti statyboje bažnyčios. If doing church is something you do because others do it, it will vanish. Jo, jeigu jūs tą darote dėl to, kad kiti daro, tai išnyks. Čia turbūt. And for the aim that you do church, you involve yourself in church, every topic of your life needs to be a topic in the faith life. Jo, čia taip šiek tiek sunkiau man bus, bet kiekvienas jūsų gyvenimo aspektas, žodžiu, turėtų būti kažkaip susijęs ir įsitraukęs į tą bažnyčios statybą, sakyčiau. And that's the link to the Gospel of the Wedding of Cana. Ir tai yra ryšys su Evangelijos ištrauka apie Kanos vestuvės. The clue sentence of this gospel is not they don't have no wine anymore. Pagrindinis ištraukos sakinys nėra tai, kad jie nebeturi vyno, but fill the jug with water. Bet kad pripildyk ąsočius vandeniu. And what is meant by that? Ką tai reiškia? In August, I took place in a wedding, and I took part in a wedding. In August? In August, yeah. Rugpjūtį jis dalyvavo vestuvėse. And I prepared this couple for wedding. Jis buvo rengęs tą porą vestuvėm. I know, especially the man of the couple, I know several years from my youth works. Jis jaunikį pažinojo jau keletą metų iš savo jaunystės laikų. And by that wedding it happened, the meal ran out. Ten atsitiko taip, kad pasibaigė maistas. I never experienced something like this before. Nebuvo su to susidūręs. Okay, and there was no meal anymore, and I took a little bread and a little salad what was left, and had my meal there. Nu va, ir jisai, kas jau ten buvo likę, paėmė duonos gabaliuką, salotos ir valgė, kas ten buvo likę. But the celebration were very good after that. Bet šventė toliau vyko gerai po to. The assembled found joy, they danced, they talked to each other. Nu va, tai visi linksminosi, šoko, kalbėjosi. That's an important story, or important experience for me to understand what is faith about. Nu tai ir buvo svarbi istorija suprasti, apie ką yra tikėjimas. Faith is not about Sunday. Tai nėra apie sekmadienį. Not about the special moments. Tai yra apie specialius akimirkas, momentus. If the special moments fail, you are left with what you have inside yourself. Na, jeigu nepavyksta tų specialių momentų, jeigu jie nenusiseka, tai tu lieki su tuo, ką tu turi viduj. And the guests of this wedding had inside their
their joy of each other. They loved to meet the persons who came to this wedding. Nors tie svečiai turėjo viduje tokį džiaugsmą susitikimo su tais, kurie ateina. And that was enough to have a brilliant celebration. Ir to buvo pakankamai, kad turėti puikią šventę. That is what is meant by pouring water in the jug. Tai yra tai, ką reiškia pilti vandenį į ąsotį. The most important thing to do in faith is to bring your real life. Svarbu atnešti savo tikrą gyvenimą. Not your special moments. O ne tai, koks tu esi ant specialiom progom. That's a very central topic in the spirituality of Schönstadt, to find faith in the everyday processes. Tai vienas iš pagrindinių Šonštato dvasingumo dalykų, tai yra rasti tą tikėjimą tuose kasdienybės momentuose. But this idea is not new in the history of spirituality of Christianity. Bet tai nėra kažkas naujo krikščionybės dvasingumo istorijoje. One very important teacher of the church is Teresa of Avila. Yra Teresa Avilietė, vienas iš jų žinomų bažnyčios mokytojų. And Father Kentenich, the founder of Schönstadt, did read very much from Teresa of Avila. Ir Šonštato įkūrėjas tėvas Kentenichas daug jos yra buvo skaitęs. And there is one sentence of her which describes this joy in everyday happenings very good. Ir vienas jos sakinys labai gerai aprašo kasdienybės džiaugsmus. Because she was saying to her co-sisters, savo seserims bendruomenės, sakė, a needle raised up from the bottom can help saving souls. Needle? A needle raised up from the bottom with love can save souls. Jeigu gerai suprantu, pakelta iš apačios adata gali išgelbėti sielas. Su meilė, žodžiu, kad su meilė. Dar mažą darbą, kad ir adatą pakeliu su meilė, tai gali išgelbėti. And to find this attitude to be open that what is happening right now is important for my salvation is a very is the key attitude of understanding the Schönstatt spirituality. Tos dabarties momento supratimas ir vertinimas kaip turinčio reikšmę mano išgelbėjimui, tai yra irgi vienas iš Šonštato dvasingumo tokių kertinių dalykų. And therefore we use in Schönstatt this symbol of the jug. Todėl Šonštatas daug naudoja šitą simbolį tuščio ąsočio. Here it is the other key sentence written down. Čia visgi yra tas ir kitas pagrindinis sakinys, kad jie nebeturi vyno. Some say that's a symbol of they don't have faith anymore. Kai kas sako, kad tai yra simbolis to, kad jie nebeturi tikėjimo daugiau. How you lose faith very often because you lose a feeling of the importance of your everyday life. Ir kaip dažnai prarandamas tikėjimas, kaip prarandamas supratimas tavo kasdienybės reikšmės. So we can interpret the gospel of the wedding of Cana in that way that the people who were assembled did lose the feeling for the importance of your everyday life.
Ir va taip galima interpretuoti šitą Kanos vestuvių Evangelijos ištrauką, kad būtent svečiai ir prarado tą kasdienybės momento va, tą svarbos pojūtį. And we have a custom in Schönstadt, therefore, that we write down everyday happenings, like to raise a needle from the floor. Ir jie turi tokį Šonštate įprotį rašyti kasdieną ant lapelio apie įvykius taip, kaip vat jie su ta meilė lyg keltų tą datą, kurią jis minėjo nuo grindų. Or a situation just crossing a street and seeing a person doing something. Because this situation is in your mind and you don't know why. Nuduoda pavyzdį, kaip tu vat matai asmenį pereinantį gatvę, tu nežinai kodėl, bet jis tau taip įstringa. At the end of the day, you are just writing these kind of situations on several papers. Ir vat tokio tipo įvykius tu vat užrašai ant to lapelio. And you put that in the jar. Ir čia vat įdedi į šitą ąsotį. Of course, sometimes you have very clear, I want to pray for that. Okay. Kartais tau labai aišku, kad aš už tai turiu pasimelsti. You put that in the jar as well. Ir taip pat tą įdedi į šitą ąsotį. The jar is a tool that you remember everyday happenings in your life. Na tai vat jisai, tas ąsotis yra toks kaip ir įrankis, kad tu atsimintum savo kasdienybės įvykius. By giving these situations in the jar, you are asking Jesus, help me that I find the relevance in my life. Nu, vat, ir dėdamas šitus lapelius, tu parašai Jėzaus, kad jis tau suteiktų supratimą apie svarbą kasdienio gyvenimo. The experience is indeed, if you have this attention to everyday life, if you exercise this attention to everyday life, you will feel more faith in your everyday life. The water will become wine. Nu, ir jeigu tu tokį įgūdį ugdysi, tai tu ir turėsi daugiau tikėjimo savo gyvenime, paversdamas vandenį vyną. Interesting in this gospel is that Jesus was forced to do his first sign. Nu, įdomu tai, kad Jėzus praktiškai buvo priverstas padaryti savo tą pirmą ženklą, stebuklą. And the person who did force him were his mother. Ir asmuo, kuris tai privertė padaryti, buvo jo motina. But he took the asking of his mother. He answered very roughly to his mother. What I have to do with you, woman? Jo, jis taip gan grubiai atsakė, o kas man darbo, moterį, aš kiek atsimenu taip. But in the end he did his first sign. Bet galiausiai jis tą savo pirmą stebuklą padarė. That's the rule of Mary in finding new faith. Ir tai toks yra Marijos vaidmuo, surandant naują tikėjimo. She has attention for everyday life, what is needed in everyday life. Ir jinai turi tą tokį dėmesingumą, fokusą to, ko reikia kasdieniam gyvenimui. And she has the attention for the special moments, as it was in the moment the archangel Gabriel came to her. Nu, ir čia jis sako, kad toks buvo momentas, kai archangelas Gabrielis pasirodė. The mystery of the person of Mary is that both comes together, to have the attention for the special moments and have the attention for the everyday moments. Nu, ir čia Marijos tas pavyzdys yra tai, kad jinai sugeba ir turi savybę
suvokti ir atkreipti dėmesį tiek į specialius, tiek ir į paprastus dalykus. And to combine both worlds, the special world and the everyday world. That's her task, her mission for us. Nu ir jinai moka subendrinti tiek tą tokį pasaulį specialų, kaip sakyti, tiek kasdienį ir tai yra užduotis mums. In Schönstadt, we call this connection of everyday world and the special world of God as a covenant. They are connected together. Tokį ryšį tarp tokio dvasinio ir įprastinio pasaulio jie vadina sandora. Yeah. And the force which is connecting both worlds is our capacity to love. Ir jėga, kuri va tą padaro, tai yra mūsų polėkis meiliai. A needle raised up from the bottom in love can save souls. Dar pakartoja, kad su meilė pakelta data gali išgelbėti sielas. To look on that what I do every day in love can help me to grow into heaven. Nu ir va tas žvilgsnis į savo tą kasdienybę su meilė gali man padėti užaugti dangui. And with this ritual of the jug, we try to operate this truth somehow in Schönstadt. To put out of this truth exercise. Ir taip vat lavindamiesi, vis tiek apie augimą aš čia noriu sakyti, kad mes ir jie moko mus augti taip. So, that's why we call the key process in Schönstadt covenant of love. Nu ir pagrindinis tas procesas Šauštate yra ta meilės sandora. Because the world is not as it is, but the world is that what you love in it. Nu, pasaulis nėra tai, kas jis yra, bet tai, ką jūs jame mylite. To waken up our capacity to love is the key to find faith again. Mūsų gebėjimas mylėti tai yra, raktas atgauti, turėti tikėjimą. And maybe you need to start to find love again in everyday experiences. Nu ir galbūt jūs turėtumėte vėl pradėti galėti mylėti, tai rasdami tą kasdienybėje. And what will help you learning to love in everyday experience, that will help you to learn to love God. Ir tai, kas padės jums rasti tą meilę kasdienybę, padės jums ir rasti meilę Dievui. So everything which helps you to get in contact with a person, and that will help you to get in contact with God. Viskas, kas padeda jums turėti santykį su asmeniu, padės jums ir atrasti ir turėti santykį su Dievu. And vice versa. Ir atvirkščiai. And what will help you to learn to love God will help you to learn to love your spouse, your neighbor. Kas padės mylėti Dievą, tas padės mylėti jūsų sutuoktinį ar kaimyną. So, that's my statement for now. Tai čia va toks mano teiginys. Statement. Tai klausimam po kažkokiem diskusija gali iš to atsirasti, nes ir Irmos ir buvo ta mintis, kad kasdienybė jau galėtų, bet ir pasakyti. Tas klausimas mūsų buvo, kaip padėti vienas kitam augti šventume, kur yra vieno žmogaus, kur yra laisva jėga, kad melstis, išreikti, neišeina pasakyti,
kad mes sutuoktiniai turime, bet kiek turime būti aktyvūs kažkokiame veikime, augimo jo šventumui, kur yra jo laisvė pasirinkti. Their question was how to help one another to grow in holiness, and how much and everybody should do, and where are the limits to keep the other person free, not to push him too much, I guess, yeah? Yes. It was also said, of course, we should pray. Yeah. One for another. But where it's not enough, where the pray should stop and to leave him or her to raise him in faith by himself. I don't have the connection to what I have said. The question is, how can I help a person to grow in faith, but not to lose freedom? Is that the question? Ich übersetze nochmal auf Deutsch. Also sie sagt, wie können wir einander, also beide in der Familie, einander helfen und zusammen in Heiligkeit wachsen. Und wir müssen natürlich füreinander beten, aber dann, wie viel aktiv wir müssen sein, also vielleicht einladen oder so. Sie sagt, sie sagt auch, dass sie selbst nicht ganz klar sich ausdrücken kann. Also das ist nicht, dass sie the best you can, from my perspective, the best you help a person to grow in faith is to show him or her that what he is doing is of relevance. Tai geriausia, ką galėtų pasiūlyti daryti, tai jam rodyti, tai ką jisai daro, turi reikšmę, svarbu. Caring for child is relevant. Rūpinimasis vaikų yra labai svarbu. Washing the dishes is relevant. Plauti indus taip pat. It's nothing which you just do because you have to do it. Tai ne tai, kad tu darai dėl to, kad turi daryti. If you help your partner that the feeling what I am doing is relevant, then you help the partner to find his or her capacity for love. That's the point. Tai jeigu tu padedi suprasdamas, kad tai yra svarbu, tai tu suteiki savo partneriui galimybę suprasti, to find your capacity to love. Kad suprasti, kad jis turi because without this capacity galimybę mylėti. To love, you can't feel God in your heart. Nes neturėdamas tokios galimybės, tu negali mylėti Dievą. Very easy. You grow in faith if you learn to love. Tu augi tikėjime, jeigu tu augi meilėje. It doesn't matter for the first stage what or whom to love. Just find your capacity to love. Just find that what you are doing is relevant. Nėra taip svarbu, ką tu darai. Svarbu suvokti, įsisąmoninti tą savo galimybę mylėti. Gebėjimą. Čia aš gal kažkaip patikslinsiu.
tiek kiek aš suprantu angliškai, jisai sako, pirmų momentų net nėra labai svarbu, ką mylėti, kurį objektą arba kurį asmenį, nes jis prieš tai sakė, kad tu negali patirti Dievo, jeigu tu nemyli. Čia mintis už to ta, kad Dievas yra meilė, tai nemylėdamas niekaip tu nesuprasi Dievo, nepatikėsi juo, arba neturėsi ryšio su juo, jeigu nemylėsi. Ir pirmų momentų net nelabai svarbu, ką mylėti. Tiesiog mylėti, pavyzdžiui, žmogiškai kitą asmenį, ir tai yra jau kelionė pas Dievą. Aš taip suprantu jo mintį. And my conviction is, if you start with everyday things, the danger of overpowering it is not that big. The danger of overpowering said to lead persons into freedom is if you not start in your life, if you start with what you imagine should be. If you start in your life, the danger of overpowering a person, set him or her not into freedom. That's too long for me, actually. Per daug padrasinti, tarkim, tu pastebi kitame žmoguje, jisai myli vaikus, gerai plauna indus ir tą darai nuolat, ir tai tu rodai žmogui savo sutuoktiniu, kad jisai geba tai daryti su meile, plauti indus, mylėti vaikus meilę. Tos grėsmės, kad tu per daug jį įgalinsi, patikėti, kad jis taip viską geba su meile daryti, nėra. Nėra to pavojaus. Nėra to pavojaus, kad čia bus per daug. Hyper padrasinsi, overpoweringsi. Start with the needle. Pradėk nuo mažo dalyko. To learn love. Paklausti, ar teisingai aš suprantu, kad jūs turite omeny meilę per konkretų veiksmą? She wonders whether you have in mind that love can be shown through a certain action. My opinion is love can be shown through every action. Bet kokį veiksmą. But what I mean, that love is being expressed not with a thought. Not with the? Not with a thought. Yeah. But with an action. And through this action, you are learning how to love. I think that's the. I can't imagine how you learn love just by thinking about it. Jis ir neįsivaizduoja, kaip jūs galit mylėti tik galvodamas apie meilę. The action you do with the person need to evaluate this person, need to show his or her greatness. Veiksmas ir rodo tą vertinimą tos bens ir jo tą didybę. Then you can choose every action. Ir tam tu gali pasirinkti kokį nori veiksmą. But I'm not sure whether I get you. Ar jūs gal turėtų omeny žodis, tai yra veiksmas ir nepasakyti, aš tave myliu. Veiksmas. O darbas tai aiškesnis būtų veiksmas, ar ne? Kažkoks patarnavimas, tas stilus meilės. Maybe she meant a word. Is it enough? To say a word? Yeah. Is it an action? Or is it an action? I think so. Not? To say to somebody, I love you, is of course it is an action. Tai veiksmas. It changes the situation. Jis keičia situaciją iš esmės. And the prayer is an action too? Yes. Silent prayer? Of
course, it's an action. Viskas yra But akcijos kol kas. maybe to do an action to Bet visgi. it's good that we use many senses we have Gerai, kad mes naudojam įvairius pojūčius, to show our love, because rodydami meilę. we are built with very many senses. Nes mes taip sutvirti. That's the way we are exist. Nu, tai, tokie So, mes esam. it's better to use to give something than you use the sense of hands, the sense of sight, the sense of sight, maybe the sense of smell. If you present a flower, for instance. Vardina dabar pojūčius, kuriais galima išreikšti meilę. And the tradition of the church in terms of praying goes the same way. Ir It lygiai taip pat tries su to malda. involve most senses as possible, that you can bring your honor to God. Stengiamas įtraukti įvairius tas pojūčius. Ir nes tai irgi gali būti kaip malda tam Dievui. So that I wouldn't put a just in front of just praying. Nu, jis net statytų į pirmą vietą. Important is Tiesiog maldos. how much you are involved in this. Svarbu, If kaip you tu are involved in įsitrauki. silence, then, Jeigu tu taip jau labai įsitrauki į tą tylą, tai but maybe to do an action But helps you to be involved. bet galbūt kažko darymas veiksmo tau padeda įsitraukti, nu, gal ir į tą tylą, ar šiaip įsitraukti. If the spouse, for example, loses his or her touch to church, to God, to prayer, can I or another spouse just say, no, just go, let's go to the church because it's Sunday, or just pray together, or I should leave him or she alone and just to pray for him? How active I can be in this situation? That's a good question. Jo. Jeigu sutuoktinis nenori eiti. Kiek gali partneris reguliuoti kito partnerio, tarkim, jeigu jisai atsitraukia nuo bažnyčios, kiek jisai gali kištis į tai aktyviai, vesti į bažnyčią ir skatinti melstis, ar jisai turėtų būti pasyvus ir tiesiog melstis Dievui, tai vėl suvažiuoti. I think the first thing to do is to be interested in the reasons. Nu, svarbu priežastis sužinoti. Because by being interested in the reasons and asking your spouse, why is that? You are showing him or her that his or her feelings are relevant. Klausdamas to, tu rodai, kad jo jausmai yra svarbus. And I have the conviction that's the half of the way. If the couple can talk about the reasons why I at the moment don't find faith. Ir jo įsitikinimo, tai čia yra pusė darbo, turbūt, išsiaiškint, kodėl. And in understanding that reasons and in beginning to understand that reasons, the way, the new way to get them into the church is almost done. Ir va tą išsiaiškinus, sako, beveik darbas kartu vėl eiti į bažnyčią būtų beveik padarytas. And if he or she doesn't know the reason, because it was sudden and just everything in her or his head is messed around, and she
she don't know. Nu, va, tai ir jeigu pats nežino, Nežino. ir tai staiga atsitiko. Taip sakė. Nu, tai maždaug. I Tiesiog think- kažkas viskas susimala ir tiesiog atrodo neturi laiko, ar tiesiog kažkaip netraukia ir prarandi ryšį galų gale su bažnyčia. Maybe then is the task just to be interested. Vis How tiek are you? būti, What feel you in general? vis tiek reikia domėtis, kaip tu jauties iš esmės. If it's not clear what is behind, maybe he or she doesn't know, maybe he or she can't express. Gal jinai tiesiog, ar jisai negali, žino, bet negali paaiškinti ir išreikšti. You help to understand if you are interested what your partner is feeling in general, not maybe right to the topic why not faith, but how are you today? Klausdama galbūt padedi ir susivokti pačiam, kitam tam žmogui. Everything a person feels relevant is a step higher in the capacity of love. Nu, arba ta parodymas tos svarbos, kitos svarbos yra žingsnis augime meilėje. Aš čia juokausiu, jūs angliškai sakėt, kad moteriškai, kad jinai dar nežino, kad jinai nežino priežasčių, čia nieko. It's a joke, like women from time to time, it's often they do not know the reasons why. Sakai, moteris sako, kad jinai nežino, nes jinai nežino. Taip. She confirms that there is. But not to know shouldn't stop in asking. Jo, ir tas nežinojimas turi būti sustabdytas klausiant. Very often this fact, I don't know why, stops you in being interested in the reasons. Jo, tas pasakymas, aš nežinau kodėl, dažnai tiesiog stabdo domėjimąsi priežastimis. Tai reikalauja laiko. Nu, štai netaip supratau, kad kai žmogus sako, aš nežinau, kodėl taip yra, ir vien jau domėjimasis sutuoktinio tuo, kodėl tu nežinai, ir sustabdo nežinojimą. Skatina Ieškoti. Tas rūpestis, kad man rūpi, kodėl tu nežinai, aš tave paklausiu ir šiandien, ir rytoj, ir perklausiu, ir tu gal tada imsi labiau žinoti, arba žinosi, kad tu man rūpi. She explained in her way of she understood. It's quite opposite, I think, as I thought. Another version of meaning. Nu, bet esmė, kad reikia klausti. Tai jau We tikrai. agree with Gittes that we need to ask. And I said that if you ask me, then you stop my unconsciousness and that I don't know nothing. From that moment, I start to know something. Yeah? The question is half of the way. Nu, pusė darbo. Jo, kaip gera pradžia. Tai dar klausimai. Pusę darbo dar padarys. Klausimas, kaip jums atrodo, kokiu santykiu turėtų būti gyvenimo malda ir kokius santykių tas proaktyvus veikimas, pagalba kažkam, gerų darbų darymas, išklausimas, veikimas ir malda. Then, how can you get a proportion, what percentage of prayer and of the actions could be in one's life? Like how That much? depends on the person. What kind of
of person you are, because action could be prayer. Jo, tai čia priklauso nuo asmens ir aišku, veiksmai gali būti kaip malda. And everything you do with love is prayer. Viskas, ką darot su meile, yra malda. Fixed prayer text can help you that in getting in contact with God, because you don't need to think what I have to say, to just show God I am here. Nu, va, tas užrašyti tie maldų tekstai tau gali padėti, tokį užmegzti ryšį su Dievu, nes tau nereikia galvot, ką sakyti. Praying is giving water. The important thing is done by God. Melstis tai yra įpilti vandenį, o pagrindinį darbą daro Dievas. But you need to be ready to give what you have. Tu turi būti pasiruošęs duoti tai, ką turėjai į tą ąsotį. So, whether it's an action, or it's a prayer, or it's both at the same time, you can't answer this by statistics. Ar tai veiksmas, ar tai malda, ar tai abu vienu metu, tai negali būti kaip statistikos objektas, tai viskas gali būti. Maybe you should give 100% love. Gal tau tiesiog 100% meilės reikia paduoti. Taip, ja. Aš gal čia biškį, nežinau, ar aš teisingai supratau, bet man atrodo tai, ką jisai sakė, ne tai, kad nereikia galvoti, bet jisai sakė, kad tie specialūs maldos laikai yra gerai. Ar laikai, ar tekstai? Nes aš apie tekstus supratau. Tekstas. Išgirdau, kad times. Times ar tekstas? Texts. Tekstai. Aš man atrodo tekstai. The question is, what is prayer? Kas yra malda? Maybe it's a good question to talk about. Gal verta pakalbėti. What do you mean by prayer? What do you understand by prayer? And Kaip mes suvokiam? Be very keen what the answer is, because I suppose will be very different. Jo, ir tai on the person. Turbūt labai nuo asmens priklausys atsakymas. It should be a discussion right here and right now, or just to think through? Just to take it at home. Okay. Namie pagalvokim, kas yra malda. Because maybe there are other questions. So that's why. Gal yra dar. Dar yra tikrai temų. Jo. Out of theme, she says maybe there are questions just not regarding
waiting for the bell to end. Gal 5 minutės muša 8 valandą. So 5 minutes. Still to go. Bet tai irgi yra malda. Kas sugalvojo varpus šalia bažnyčios. Todėl, kai miršta kažkas skambina, It is also a prayer, she says, and expands your thought. Aš gal noriu tokį vieną pasidalinimą, ką aš šiandien she would love to share on the thought that daily life is relevant, and one thought she heard this evening, connected with their community. Tėvas Hansas Martinas šiandien mums bekalbant prieš mišes susitikus, sako, labai svarbu pamatyti praveras duris. Oh, she recalls your thought that it is very important to notice the open door. Tai kaip pamatyti kažkokiam kasdieniniam veiksme, kai man rūpi mano sutiktinis, kolega. How in a daily life to notice when I care of my spouse or colleague, how to notice that person left the door open. Ir galbūt įėjimas į tas duris ir galėtų prasidėti nuo maldos, jeigu aš atpažįstu kažkokią kvietimą, galimybę, jeigu man svarbus žmogus, aš galiu įdėti šitą suvokimą, aš dabar pabandysiu, ar prakalbinti, ar pasiūlyti, paskambinti. And the prayer could be like, I do some actions, like to notice, to ask, and that could, čia būtų malda, and that could be prayer. Ir aš manau, šitas susitikimas irgi panašiai dėl to įvyko. And that our meeting also maybe took place because of? Because, kadangi, buvo tokia galimybė, atėjo mintis. Was an opportunity. The thought come out 2 months ago. Tiesiog išdrįsti, paprašyti, o gal galėtų į katedrą ateiti. Just to dare to ask whether a priest from Šoštat could come to a cathedral. Nes katedra yra tas tokios super didelės duris. Tai yra the cathedral has super big doors. It's more terrifying to enter than a common church. Ir tada, aišku, mes paprašėm kunigo Žydrūno, kad kaip skambėtų, kad čia tiesiog žmogus ir prašosi katedrą. She explained that for not being so terrified, we asked for Žydrūnas. How would it be? Ir aišku, buvo, tarpsime, paprašiau ir tada viskas užsivedė. She explains about Intencija tai the buvo action. Tai ir yra. Laikas irgi buvo, bet aš galėjau Intention was good. Nepamatyti, kad čia yra duris. She could refuse to proceed, not to notice the door could be open. But maybe she's glad that she did it. Norais pasimels paprašyti link sutuoktinio, kuris ten užpykęs, dar koks nors, link atitolusio nuo Dievo žmogaus. Tiesiog kolegos, ypač viršininko, kur ne, čia atvirų durų aš nemačiau. She encourages to seek for the open door, whether it would be an unhappy spouse or another man. O kodėl aš dabar manau, čia sėdėdama, kad tai buvo duris ir man pačiai kaip pamoka, eik ir į kitus tokius, iš anksto, kur tai klauzūra ir 3 kartus parašyta. Tai dėl to, kad kaip Irma, kažkaip susidūrė, grinai liudijimas, ji taip rūpestingai
reguliariai, kas man nėra labai būdinga, kvietė, klausė. Ir tas susitikimas tiesiog visiškai nesitikint, kad taip sklandžiai bus ir taip toliau. Tai vat, aš jaučiu, kad va čia yra kažkas apie tą temą. Kasdien this is connected to the theme about daily routine, daily life. Tai yra su meile ir dar su gera intencija, o yra gera intencija. You notice the door, you ask, and when it is done with love, O kas padeda turistas pamatyti? Aš manau, kad atvirumas iš principo. What helps to notice the door? Atsivert pačiam daug. Tiesiog nuostata tokia. And she speaks about intention. Important to have an intention. Ta adatėlė, kai pamatysiu, šiukšlelę adatėlę, kad noriu. Aš ją pakelsiu, nuostata tiesiog. Ir have an intention. Labai didelės. Attitude. You use the word attitude. Jo, tas yra žvilgsnis. To notice a needle. Ir kitas dalykas, pamatysiu duris. Pabandysiu ir man nepavyks, bus tas be maisto nėra vestuvėse. And what if I try to open the door irgi įdėsiu. Šį kartą nepasisekė. and I will not succeed? What then? Organizuotumėm susitikimą su Irma ir, nežinau, atsiprašau, susirgau arba ten What would be if ir būtų toks didelis failure? What happened? Ką su tuo? What to do with it? Su meile galbūt kažkaip. What helps to find the open door is not to stand if the door is closed, just to go further. Jo, nepasilikti sustojus prie uždarytų durų ir eiti tolyn. And to suppose Says you could use your leg. and to suppose that there is an open door, even though I don't see it now. Ir tikėtis, kad visgi yra tas atviras duris, nors aš jų ir negaliu pamatyti dabar. But you mean that exact same door? No. The other. Somewhere. The other.